Tai ką aš įkelia? Gerą rytą. Pasikrovau visus daiktus. Trumpai aprodau. Tai rūbai, virtuvėlė, šiek tiek elektronikos, kita dalis priekį, miego sistema ir šiaip visokie babakiai. Nes eigoje realiai pasimatys, kur ką dėti. Tai ką darom sekančio etapu. Lekim iki vaistinės dar. Varom pasimsim kokio vandens ir tada tiesiai į Lenkiją. A ne šunį. O ne šunį. Išvažiuoju Vilesas. Į vėl. Lekiam. Tai pasikrovau visus daiktus, nulikiau iki vaistinės, apsipirkau ką reikėjo ir viskas, ready to go. Tai dabar planas lėkti iki tiesiai Čekiją, į Brno. Aišku, bus porą sustojimų ten Lenkuose, tai turim kelionės štuką kilų. 11 valandų, dabar pusė 11, tai šiek tiek nusivėlinsim, bet yra kaip yra. Tai man tikslas sustot Brno, permiegot, nes dar turiu nufilmuoti reklamą, tai pasiėmiau viešbutį. Ir viso, gazuojam. Tai pasirinkėm Faktas Muzoną. Nusipirkau FM moduliatorių prieš kelionę. Turėjau EKM šlamštą. 18-kinis būdamas, tai da būdavo moduliatoriai su blemba, tiesiog su USB paimkim ir taip toliau, o dabar pažiūrėjau, netgi Bluetooth'as yra. Tai sen. Iškart kuriam kokią OG. Oi. Duriam. Blemba, labai fainas sutikims nutiko, ką tik sutau Kaune Deganą, pasiimt ką vykęs. Ir tik jau pamačiau tokią panikę. Aš jau užmečiau akį ir paskui išeinu, žiūriu, tą patį stovi. Mūsų mašina šalia stovėjo. Labas, sakau. Saka. Ir matau, kad taip žiūri, žinai, saka. A tu šitas kur kontentą, kur Instagram'e? Nu, aš sakau. Saka, tai labai tavo fainas content. Nu, dėkui. Pati faina galiu pasakyti, blecha, pradžiai kažkaip nustebau, pasimečiau, nežinau, toks man keista buvo, bet faini, tai pirmą kartą gal kai pirms bučinuks, tai čia tiks irgi toks prisiminsi pirmą kartą kažkas pažino, tai linkėjimai įdomutė. Danza Kuduro! Buona arriva, si juega sola. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance, so you'll never ever know. I got money in my hands that Nu, žodžiu, papuoliau ant kamščio. Žvengiau dešinėje pusėje, labai iš toli buvo kamštis. Tai realiai vienas fūras stovėjo, tai galvoju, tikrino fūras. Bet pasirodo, nifiga, jau pusę valandos iš kur stoviu. Vieną juostą realiai tik tai palikta. Čia galimai kažkoks, nežinau, sugriežtinimas ar kas yra. Kad taip tikrina ir blemba, nenustepčiau, jeigu man dar patikrins mašiną, nes belė kiek babukių. Tai žodžiu. Jo, pasienis labai sustiprintas kažkodėl, realiai visas mašinas nukreipinėja į tokius punktus. Tai tikrai nenustepsiu, jeigu tikrins mano mašiną, nes belė kiek daiktų, tai prasme. Viskas, pakainiai. Nepasirodžiau tartins. Pažiūrėjo dokus ir laisvas. Nes tikrai labai daug mašinų nukreipinėja atskirai aikštelės ir jas tikrina. Tai nežinau, čia dėl karo ar dėl tos imigracijos, dėl tų juodžių visų. Tai reikia pasidomėti. Vakar mergytę gražią aš sutikau. Duoki bučinuką aš jai sakau. O jinai akis nuleidus tyliai. Pasakyki, gal tu kitą myli. Susitikom ir patikom vienas kitam. Visko būna, kaip nebūna, spiedėm margam. Добрый день. Ką, pirmas kuro sustojimas Lenkuose. Tai beliuka 300 km iki Čekijos, tai visai neblogai važiuojasi. Ir pagalvojau, blemba, reikia paskaičiuoti, kiek išleisiu šitoj kelionės. Tiek pačiam įdomu, tiek ir manau jums visai faina būtų žinoti. Tai neskaitant įrangos, kas atsieja realiai, kad 2 štukas, pradėkim vien tik tai tiesiog nuo pat kelionės pradžios skaičiuoti.
Tai realiai Lietuvoje pirkau kavelę porą eurų, realiai paskaičiuosim, matysit skaičius ekrane, tada kur piliau kurą Lietuvoje ir dabar lenkuosi 115 zlotų. Žinau, kiek yra zlotas, 4 zlotai euras prato. Nu ką, dar stopas vienas biškį golfesterį apvalom, nes nieko nebesimato. So, ready to go. Polisėjom. Įtupėm 1-2 kartus ir lekiam. Dar sustosim šiek tiek, pasitraukiam. Sustojau dar ant greičio, reikia nusipirkti vinjetę į Čekiją. Galėjau nusipirkti galinį, duodate tokį lipduką, bet nenoriu šitą lipduką klijuoti, tai pasimsiu vienai dienai elektroninį. Vinjetė yra, realiai kas čia dar liko. 4,5 valandos, tai 4,5, be 10-9 būsiu. Tai labai normaliai. Aišku, biškai kojas iš šikną baigė sulyzdžiau, bet rytoj nebe tiek baisiai bus lyg. Davai, nestabdom, gazuojam ir gazuojam. Nu ką, atlėkėm į Čekiją, Brno miestą, varysiu Bembeką, varysiu Lisėtis. Tik pasiėmu reikalingiausius dabar daiktus ir pagalvojau vieną dalyką, kad blemba labai saldžiai čia tie visi daiktai atrodo. Tai tikrai reikės nusipirkti kažką užsidengti. Tikrai nesinešiu visų dabar, bet šiaip nėra labai saugiai tai palikti, nes nieko nenoriu sakyti, bet čia labai daug Romų tautybės žmonių, tai gali kilti pagunda pasiknis po mano manatės. Žodžiu, paliekam rytoj, šiandien poteris užšnekėsiu už savo daiktus ir varom apžiūrėsim ir Bembeką ir varysim miegoti. Nu ką, ir Bembeką apžvalgėlė. Tai dušiuks, kažkoks sulankstoms, kriauklikį, virtuvikį, lova, spintikį, šaldytuvuks ir balkoniuks. Kas faina buvo, tai per Bembeką mačiau vaizdas. Dabar aišku nelabai matos, bet dieną tai toks blemba, labai viskas gražiai atrodo. Kas žiauriai nepatinka, tai blemba, kai atėjau į chatą, kokį 35 laipsnį, jeigu nedaugiau. Galvau, kad čia pilnu gazo kondiškį, bet čia net nėra kondiškis. Ir pasižiūrėjau, kad karštis eina už šaldytuvų. Ko iš čia taip kaitina, tai vėl nežinau, tu prasme. Pirmą kartą tokį bairį matau. Nu bet žodžiu, tokia mano dienelė, žiūrėjau neįdomi, viskas visą dieną kely, tai varau dušiuką, varau dar porą darbų pasidarysiu prie kompo ir pasižiūrėsiu, planai rytoj maršrutą, nes reikia dasibelsti iki Italijos, iki rytojaus vakaro, tada miegam Italijai ir daryti jau pradedam pirmą žygį. Tai plačiau apie rytoj pakalbėsim ir ką, varau tada miegoti ir pasimatom rytoj. Davai. Nu, labą dieną, antrą dieną iš Čekijos. Kaip ir minėjau, vakar vaizdai iš Lovikės, visai nieka. Šiek tiek primena raudonis stogai tą Vilniuką. Naktelė buvo kosmiškai karšta, ta prasme, kaip ir vakar sakiau, atėjus buvo baisiai karšta ir, nežinau, kambarį tikrai kokį 35 laipsniai yra virš tracok, kaip pirty žodžiu. Ir tas bandžiau pagauti, iš kur tas karštis ateina, atrodo, čiupinau radiatorius, niek. Šiluma tikrai eina iš šaldytuvo, bet kaip bairis, kad dar grindys yra baisiai karštos. Ir blema galvoju, tai šildymas iš grindų paėms, bet niekur nėra, visiškai jokio jungtuko ar kažko, tai taip ir nepagavau. Tai ką pabandžiau padaryti, pasidariau langą, radau vėjuką, šau vėjuką ant maksimumo, realiai atrodo ant tiek sukas, kai jau toj baigs pakilti, bet žodžiu, nieko nemačiau. Nu tai pliką rūrai mėgau šiandien. Ką šiandien dar pasidariau ryte, atsikėliu dar šiek tiek padirbau prie kompo, turėjau darbų, papusryčiau. Pusryčiai buvo topiniai.
juoda duona ir vanduo. Kai kalėjim. O dėl to yra su bachūrais gerai keliauti. Paprasti, donykės, vandeniukai ir spakai. Tai ką šiandien veikiam, tai sėsim tiesiu į mašiną, nes tumsim daugiau laiko, važiuosim į Italiją, prie Lago di Braios ežero. Tai rytoj ten pradėsim pirmą haiką. Matysiu, šiandien privažiuosiu dar arčiau ten šiek tiek, nakvosiu automobilį. Ir rytoj 6-5 ryto varysim jau pasitikti saulę tenai ir dėti pirmą haiką. Matysim šiandien, kada atvažiuosim, kaip su laiku, gal šiandien apsižvalgysim. Tai ką, nesnaudžiam, pasikraunam daiktus ir šaunam į mašiną. Žodžiu, situacija tokia, važiuojant, dabar esu Austrijai, išmetė važiuojant lemputę, kad antifrizo lygį pasižiūrėti ir visiškai rodė antifrizą ant 50. Tai sustojau, blemą, pasižiūrėti, kas per situaciją. Pavyzdžiai. Tai jau matau, ble. Nebėra antifrizą. Apšė nuliuks. Nes kas buvo daryta prieš važiuojant, man pakeitė radiatorių. Nes irgi buvo išbėgęs visas antifrizas. Čia nesimatė. O antifrizo kaip tyčia neturi, žodžiu. Koks planas? Čia nebėra nei lašiuko, marods. Čia šaus. Koks planas, tai pasižiūrim, kur artimiausias deganas realiai. Mano kely nieko nėra, bet yra miestelis kažkoks šalia. 8 minutės. Žodžiu, iš po lėto bandom judėti. Nu ką, radau deganą, siemu antifrizą ir biškį reikia palaukti, kol pravės. Lemą pradarius kvapotą, nėra labai geras kvapas, bet matysim, nes blemba, aš girdėjau, kad kažkas pypsi jau gan senai ir aš vis nesupratau, kas ten yra ir paskui kažkaip netyčia užmečiau akį skydelį ir žiūriu antifrizo lemputę. Tai ta rodyklė prieš tai buvo 50, dabar jau čia netoli važiuojant vėl 90 rodė, bet antifrizas vis tiek markščia. Tai žodžiu, dabar kokį pusvalanduką palauksim ir žiūrėsim. Cool, nu tai palaukiam, kiek čia praėjau, pusvalandis daugiau, kiek minučių. Per tą laiką biškį editinu vidosą ir varom bandyti pilt antifrizą, nes prieš tai bandžiau pilt. Rūkt pradėjo ten gerai, baisiai karštas dar variklis buvo ir paskaičiau, kad nėra gerai, gali ten vamžiai trūkti dar kažkas. Nu tai palaukiam, žodžiu. $5 litrai antifrizo. Pala kažkur girdžiu bėga. Pažiūrėkit, kiaurai, kročiai. Nu, все ясно. Šiandien žodžiu lieku čia. Koks planas. Mačiau, čia pora buvo servisų. Prieš tai važiuojant, tai reikia bandyti dar nueit, gal kažkas dirbs. Jeigu ne, tada laukiu rytojaus. Su kažkokiam miestelį čia. Austrijos, tai
Nu, bet nieko, bent jau kažkokie vaizdai gražesni. Ir ta vlogas neišeitų gerą, tai žodžiu. Apsižvalgysim ir bandysim tada tęsti tą kelionę, ką jau dabar. Gal čia nieks nenutems. Nu, šakelė tokia situacija. 8:30, kaip ir matėt, realiai. Pili antifrizą, kaip į tuščią kibirą. Tai viskas bėga iš karto lauk, tai galimai bus kokia šlangė nusimovus ar dar kažkas. Bet nei aš turiu norą dabar ten knistis, nei aš pasikeltau tos mašinos normaliai. Tai dėkingų vietoje esu. Rytoj kilsim prieš 8, nuvarysim kokį servisą ir pasižiūrėsim, kas ten yra. Tai dabar planas, susirasti viešbutį kažkokį. Dragavau mėgoti automobilį, bet baisiai karšta tikrai bus dar tų momentų, kada spėsiu šitą automobilį prisimėgoti ir taip toliau. Tai kol dar yra proga pailsėti normaliai, pavalgyti ir paskui startuoti. Tai varom kažką susirasim, kažką užkasti ir liūras, nebet tiek daug liko. Šiaip tai pasakiškas miestelis. Visą laiką varau žiemą slidinėti, tai matai vėl kitaip tos miestelius. Bet dabar vasaras, jie sakau vėl visiškai taip, tokie ramus, toks vos keli žmonės. Bet viešbutis, pavyzdžiui, dabar bandžiau eiti surasti viešbutį, tai fully booked. Tai dar vienas variantas, jeigu ne, bomžausiu. Išgirdau kažkokią orkestrą muziką iš bažnytėlės vietinės. Varom pažiūrėsim. Nu, visai gražiai. Nieko negali sakyti. Nu ką šakelė, trumpas update'as. Parėjau prie mašinos, realiai apėjau visą miestą, buvau 3 viešbučiuose, Celė 3 ir Tėra tą miestelį, tai visi užimti dėl kažkokio teniso evento, tai vienintelis planas mėgoti automobilį. Bet nieko, nes nukrito temperatūra, viskas super. Tai varau dar pavalgau, šiek tiek pamontuoju vidos ir varau ilsėtis, nes noriu įsijauti šiandien toks. Vakarinytė tokia, konservukų. Labai svarbu, kad visas maistas, kurį pirksiu, kad jis negestų. Tai pagrindas, ką turėsiu visą, kas konservuota, tai daržovės, vaisiai, sriubas ir mėsą kažkokią. Tai būsiu kely ar kažkur ten miške, tai pagrindas tą ir valgysiu, o šiaip eigoj ten dienos metu, kad kažkur sustosiu, pavalgysiu, tai čia ne problema, nes labai karšta, ta prasme, jeigu ten laikysi kokią mėsą, žuvį, čia mašinai, tai nieko šios neliks. Tai va, tarkim, čia jautiena kažkokia. Man svarbiausia baltymai per dieną susirinkti, čia 200 porcija, 400 gramų, tai 40 gramų baltymų. Beleka. Bet reikia pakaštavoti visų pirma, ar jis skanus. Tikiuosi metaus. Labai sunku, dar vis netradau kažkokios sistemos, kur tą telefoną pasidėti, kur kažką. Tai davai galim pakaštavoti. Kvepia neblogai. Tiesiog tokia jautienos su pomidoriukais. Mėsa, čia biški lašinys atrodo. Žiauriai gerai. Vienas, jeigu dar pasišildyčiau, iš vis kosmosas būtų. Bet tikrai prie degano nekursiu ugnies. Kosmosas, belio kaip skaniai. Tik aišku, mėsytį aš valgysiu, bet šitas visas pomidorų padažas. Tai jau tikrai dabar nevalgysiu, nes blemą jaučiu, kad ant nakties, kuris toksai biški rūgštus, rūgštį gali kelti. Tai geriau apsėsiu. Sekantį kartą su kokiais ryžiukais.
paskarbas. Žodžiu, valgau. Ir einame mėgoti. Labą rytą. Tai trečias kelionės rytas. Jau šiek tiek kitos. Dabar jau pašiu 20. Atsikėliau realiai prieš 20 minučių nuo visokiausių garsų. Tai va tiesiog pradėjo važinėtis iškai automobiliai, vaikščioti žmonės. Tai plus dar yra ženklas, kad negalima statyti automobilio bonutėms. Tai galvojom, nesimaišau keliuos ir jeigu ką, aiškiai protoj pašnekėti. Tai kalbant apie naktį, buvo kosmiškai karšta. Šiaip viskas buvo patogu, parodysite savo setupuką. Tai realiai miegmaišis, kilimėlis ir pagalvyti. Tai vietos per akis, viskas labai patogu, tiesiog buvo baisiai karšta. Pasidariau ant mikro tos langus, bet su saugumo sumetimais vis tiek negalėjau iki galo prasidaryti. Plius, sakau, čia užsukdavo naktį kažkas, tai pravažiuodavo, tai kažkas čia praeidavo, girdi kalbas ir taip toliau, tai toks pusiau gyvo miego ir miegi. Ką dar pasidarysiu, tai valgysiu ryte, apsiprausiu šiek tiek ir 7:30 reikės pradėti pabandyti skambinti servisus. Kai kurie nuo 7:30 dirba, kai kurie nuo 8 ir bandysim paliekti tą. Tikiuosi, blemą šiandien susitvarkyti ir pagaliau pradėti kelionę. Žiūrėsim. Situacija tokia, kad bandžiau prasiskambinti keliems servisam, tai realiai yra specializuoti, daugumą tiesiog netvarko. Tai vat bandau vandens prisipilti ir pavažiuoti 5 minutės iki kito serviso, bet ką aš matau, kad tu pili ir realiai viskas čia kiaurai bėga kažkur. Visiškai nieko nelaiko. Bet čia tiek kiaurant, čia realiai netikiu, kad kažkas kita, apart kažkas tiesiog nusimovė kažkokią šlangę. Ką, bizekas pas servisistus 4 apvažiavau, nei vienas neturi laiko. Tai šiaip ne taip, čia skambinau, tai dabar susiradau vieną, važiuoju, pasižiūrėsim. Nu, kažkokią betikę radau, realiai apžiūrėjo, sako, čia nešlangė, pas tavęs kažkokias dalis mėtosi lauke, kurios turėtų būti viduje. Tai biškai sako, to ateisiu prasirdysiu, kad arčiau matyti ir bus realiai matyta situacija. Tai žodžiu. Mašinėlė kaip nauja. Tai sąskaitėlė. Ką čia priskaičiavo? Tai sensoriaus instaliavimas, test drive'as, pats mechanikas, kelios čia dalis ir bendroji sumoji 214 eurų. Nu, dar bičiai palikau 20 ant alaus, 20 euriukų ant alaus šalto vakare, tai 234 eurų. Galim paskaičiuoti. Tai viskas. Dar keletą kartų sustosiu pasipildyti kuro. Tai dabar sėdu šiek tiek prie Mapso pasižiūrėti, kaip man su ta Italija gaunasi, nes ten atstumas ten apie 3 valandas man belikė, nes daug kur Italijoje, va tose populiariuose vietose galima įvažiuoti tik tai iki 9 ir tada jau po 5. Tai reikia pasižiūrėti, koks tas mano planas. Dar matau, čia šalia Lidlas yra, varau kažką pasimti maisto šiek tiek, atsigerti ir iki sekančio tada. Viskas, šopingas padarytas. Tris valandas 20 minučių. Bet aš tik 4 valandą galiu ten atvažiuoti. Nes kaip ir minėjau, įleidžia nuo iki 9 sezono metu ir tada nuo 4 tik tai. O prieš tai ten turi, arba turėjo, žinai, kažkokį parkingą pasiėmę. Tai aš kadangi neturiu nieko rezervavęsis, tai atvarysiu po 4. Bet tai visai gerai, tada realiai šiandien ten visą vakarą praleisiu, kažką paveiksiu ir tada permiegosiu, rytoj judėsim toliau. Tai viskas, nestabdom. Gazas dugnas.
Numigau pietų. Pusvalanduką. Lieka 30 kg, bet taip užvilko, ta prasme, wow. Nes šiandien žiauriai blogai mėgau mažai. Tai jautis nuovargis, tai sustojau, užsidėjau, nusipirkau dar nuo saulės tą uždeklą, nes tai kaitino 30 laipsnių, bet jaučiasi tai toks beprotnamis visiškai. Dar sustojau pavalgyti, nes valgiau pusryčius jau 5, tai reikia tos energijos, tas bliam prasidės žygį, tai reikia atsistatyti. Vėl kapojusi po konservukus, net nešildžiau, ta prasme, mašinai prišilę. Faktas, kitą vakarą atsisėsiu, tai kitam campsite tai pasišildysiu, bet dabar tai pilnumoje. Kiam gramų baltymų, čia man baisiai svarbu, nes pagrindė vis tiek dabar dar normaliai valgau, o paskui, kai pradėsiu žygiuoti, tai kelsiu angliavandenius, prisipirkau visokių nutelų, košės. Matysiu čia nuvaręs kaip ten kas, galbūt ten ir pasiliksiu, niekur nenuvarysiu, tiesiog pailsėti, arba reikės nuvaryti dar į ežerą įsimaudyti, nes ten yra toks šalia ežeras, negalima išmaudytis, nelegalu, bet ten man būtų įkrėsti. Pažiūrėsiu. Nu, hebrytė, atvariau pirmą spatuką Italijoje, tai prie Di Brajas ežero, lago Di Brajas, nežinau, lago yra ežeras, Brajas, gal Brajas ežeras, nežinau, žodžiu, žiauriai nebuvo energijos, bet atvariau čia, toks hypas paėmė, ta prasme, iškart šokau batus ir reikės varyti prasėjai. Tai aplink šitą ežerą ten yra poros valandų haikas, tai čia nėra didelis, dabar po 5:50, tai pats tas ant 8 grįžti. Įsimesiu šiek tiek daiktų, pasimsiu rankšluostį, jam labai norėčiau kristi į vandenuką, šiek tiek pasiplaukit po visos dienos, matysim kaip čia seksis. Net nežinau, ko ten tikėtis, mačiau yra visokių kitokių veiklų, ten tas pačias valtis, ar dar kažkokie velniai ir varom pažiūrėsim. Kaip ir viens namuose, kur. O ne? Na, karačiai. Gerbėmiai, vėliausias jau traso, kosminė vaizdai, kosminis žygis, tik tai 4 kilometrai, bet labai gerai kaip pirmadienį iki apšilimui. Pats gazas čia valandikį 2, kad čia gaunas ir po visko dėsim niurką. Nes mačiau žmonės mantus, nes indiką, kiek skaičiau, tai daug kas raško nelegalu, bet gal čia vietiniai daugiau sako, žinai, kad nesimaudyt. Pavyzdžiui, kažkokių įspėjimų ženklų, tai nemačiau. Tai dėksim drąsiai ir atsigaivinti. Tai va, žiūrėkit dar kartą. Eikit savo. Oho, hebrytė, turi ką veikti. Pažiūrėkit, kiek pridėliota akmenų. Krūvikių. Davai, vėlias vienas sudėlios. Aba. Ras. Oba. Va. Šistas. Vis prisidėjau. Galim liekti toliau. Priejau tokį riedulių šlaitą. Mane jaukiai atrodo. Tai atrodo neįda akmenis, bet vis tiek kažkada jie krenta. Tai toks, šlykščiai atrodo. Bet vaizduks tai kosmiškas. Beeidams kažkokį ženklą užmačiau.
Prasiverskim, ką čia rašo. Eilėraštis, karoči. Ne eilėraštis, bet iš Biblijos kažkokius sakinuks. Jau būtų faktai. Būtų įdomu. O dabar. Rytojus maršruto. Tai realiai jo planelis, tai rytoj kiltų apie 5:30. 6 varyti saulėteką pasižiūrėti, biškį apeit ratuką. Jis tikrai ryte čia labai gražiai atrodo. Tai pasižiūrėti kažką čia. Ir po 7 išlėkti jau į tą sekančią vietą, nes būtinai iki 8 reikia nuvažiuoti, nes tiesiog užsipildo parkingas ir nebėra vietų. Arba gali važiuoti kalno viršų ir mokėti 6 eurų. Darats. Tai jo, rytoj važiuosiu į, kaip sakysiu, Trecime, nežinau kaip sakosi. Čia kaip tėvukai angliškai žinai, Trecime. Nu tai va, žodžiu, tada tenai visą dieną praleisiu ir galvoju likt nakvoti ant kalno, kas nėra legal. Tai matysim, rytoj jau pasikrausim normaliai kupaką, su visom palapkiam, su viskuo, maistą įsidėsim ir dėsim gerą haiką. Tai dabar varau pavalgyt, varau montuot vidos ir papa. Ką, šiandien direktorius vakarienė. Ryžiai su kiaušiniu ir turim tokį gulišiuką. Matysim, kaip čia su mėsyte, visai atrodo baltymų neblogai, anglių yra, visko yra. Jeigu neužteks mėsytės, dėsim antrą, čia jau toks tirštesnis. Nu va, mano vakarienė, guliašiukas su ryžiais, sudėjau ryžius su kiaušiniais, guliašiuko ir dar papildomų mėsos. Šitoks katiliuks neblogas, tai beveik puspilnis. Ir su vaizdais į kalnus. Labai super. Paskutinis dabar tikrai vidosas, užbaigiant šitą epizodą. Ir noriu užbaigti su minti, kad tikrai darykit, ką jūs norite. Ir kuo greičiau. Ypatingai, jeigu esat jauni, paklausykit savęs, atsižvelkit save, nes iki ko priveda kažkoks vidinis noras. Sėdi, valgai savo konservukus skaniai su tokiu vaizdu. Kada, jeigu ne dabar, seni? Ir senutės. Žodžiu. Gerą vakarą, chebrytė. Čiau.